Rengdamas artėjančiam legendinio krepšininko Modesto Paulausko garbei skirtam turnyrui, Lietuvos krepšinio fanų komanda Vytis sužaidė 2 draugiškas rungtynes Kaune. Šakių miesto atstovai sutriuškino Kauno technologijos universiteto komandą rezultatu 89–66 ir įveikė Lietuvoje besisvečiuojančius kontrakto siekiančius laisvuosius agentus iš Jungtinių Amerikos valstijų 70–61. Žaidė startinis penktas, pradėjo, įsivažiavo, viskas buvo tvarkoje, bet kai pradedi kaitalioti tuos žaidėjus, nuo suolo įeina biškai toksai silpnesnė pagalba gaunas. Tai gaunasi toksai žingsnis didelis atgal. Bet kai įsilaikai juos, tai kai žaidėm su KTU, tai vėlgi, pradžia buvo tokia vangiai, kad daug keitimų, visko, bet Rūbinį gan pasikalbėjom, gan vyriškai. Jūs turit lošti galvą. Jūs esate brandesni žaidėjai. Žaidėjai suprato, kad ko noriu tikrai iš jų, koks turi būti darbas. Ateikit vyriškai, ištašykit tuos velnius ir įmesit iš po krepšio. Tie 7 žaidėjai, tie vyresni, jie tikrai parodė, kad dirbt gali nuo dušos ir gan stropiai, gan sąžiningai. Kitas draugiškas rungtynes Vytis sužais jau Modesto Paulausko turnyre, kuriame nepaisant draugiško šių varžybų statuso, žada siekti tik pergalės. Bus daugiau mokymosi žaidimui, deriniai, o jau laukia jau nebėgasime, viskas bus jau salėje. Treneris akcentavo, kad bus labai sunki savaitė pasiruošimo, labai atidžiai dirbsim ir turim, sakė, būtinai laimėti. Norim laimėti turnyrą, kadangi pirmas turnyras, tai tikrai turim būti, net neturim būti, bet būsim tikrai nusiteikę kovingai ir tikslas yra vienas – laimėti turnyrą. 4 komandų turnyras Šakiuose prasidės jau artimiausią penktadienį. Varžybas pažymės ne vienas iškilmingas akcentas, o tiesiogiai rungtynes transliuos tv3.lt.